Kaip Dakaras yra rimtas reikalas. Aš turėjau šiandieną turbūt pačią sudėtingiausią dieną mano gyvenime. Ir tiek daug visokiausių sutapimų ir atsitikimų negatyvių. Bent jau aš taip juos vertinčiau, bet nebuvau tikras, ar aš šiandieną čia sugrįšiu. Turbūt kokį 10 atsitikimų įvairiausių, kurie net negalėtum pagalvoti, kaip gyvenime gali atsitikti. Aš turbūt kada nors gyvenime parašysiu knygą ir galėsiu daugiau papasakoti. Bet aš labai džiaugiuosi, kad aš šiandien. Labai džiaugiuosi, kad turiu profesionalų kolektyvą, kuris pabandys automobilį statyti ir aš tikiu, kad mes rytoj turėsim startą. Stipriai pažeista, ar tik tai išoriškai atrodo tai? Automobilis iš tiesų, su šito automobiliu aš galėjau važiuoti labai greit. Net ir po to, kas atsitiko, nes iš tiesų visi pagrindiniai agregatai, jie puikiai funkcionuoja. Pasižaidė dizainas, jeigu tai galima būtų pavadinti. Automobilis sunkus ir jisai pritraiškė truputėlį pats iš savo svorio. Tai va, bet be priekinio stiklo, su pamestų stogu, užsiemus logistiką greičio ruožę stogo pristatymą į vakar, tai patinėkit užmalai. O apie patį incidentą, kas tai buvo? Tai yra mano klaida. Tai yra mano klaida. Užliuliavo mane kelio knyga iš tiesų ir pagrindinės vietos organizatorių pavojingos vietos yra pažymėtos. Ta vieta gal nebuvo super stipriai pavojinga, bet visą laiką greičio ruožai yra... Tokios vietos paprastai yra pažymėtos. Ir posūkių virtinė su labai aukštais bortais ir kabinau truputėlį vieno posūkio bortą ir nebuvo labai ypatingai didelio greičio, bet to užteko, kad švysteltų per stogą. Ir vieną kartą virtimas ir ant ratų, ar kaip? Vieną kartą ant ratų mes sustojom, susitvarkėm per turbūt gal 20 minučių viską, kad galėtume važiuoti ir paskui pavažiuojant pradėjo bėgti radiatorius, dingo stogas, kaip pasakojau, radiatorius, turbūt keliavau šiandieną radiatorių gal 5 kartus, visas sudegintom rankom, buvo įdomu.